Nu ir labą vakarėlį, nepagautieji sazanai. Taip, vėl aš esu priskirvytis. Ir šį kartą ne sazaną tą gaudysiu. Tikslus bus karuosa. Į miškelį atvariau, kur sakydavau, kad ten nekimb. Ir aš supratau, kodėl šiandien barydavau į ten miškelį. Turėjau aš 9 pradėjau ruoštis. Dabar jau po 11:10. Nežinau, atlikau tokį kaip dėlių terapijai. Tai praėjau kojos terapijai. Taip jeigu muši kartai 5. Kas 10 sekundžių. Po 5 galiu užmušinėti. Tai susiriešti meškeris. Užmauti muscles ir kažkoks košmars. Lendau dabar į palapinę, aišku, čia buvau piln priskrid. 15 minučių aš čia nustaldžiau. Tai dabar jau proto ribos. Tai da šitą. Bet jau nebežinau, kur be neišt, kur be skaud. Mes teik nučirškin, kad utitiu. Taip, šį vakarą aš čia kažko labai nebesitiku. Viskas yra rytau numatyta. Bandysiam šį kartą pagauti ton karuos ir iš tikrųjų pažiūrėti čikimb. Dabar net nenoriu ką kepti. Nes nenoriu šitam lauk be išėti. Tai esu čia užsibarikadavęs pro langėlį. Ten šveit. Tai karts žvilgtelu. Galim iš trumpam atsidaryti. Žvilgtel. Ir meškį reikia užmestis. Bet ilgam nesinori atsidaryti, nes jau tu jau iš pajunt. Ir pajunt auką ir parmauna čia. Tai vat, gal biškai atsipūsnitų. Karai jėdu, darma jėdu, eina savo. Darom tą matau top. Topat. Čia vat jau ir. Čia mat. O, spėkit, kino čia kažin kraus. Taip, pažiūrėkim. Tokį prožektoriokų galvos navį pasimiau. Išbandyti. Toks vat prožektoriuks. Dar šona nesu bandys. Esu įtik man ruodenon. Toks vat prožiks. Panams čia pulančiai gudresnis. Kas yra nuo viena gera funkcija, kad man turėtų patikti, kad vat su ronkas pamojavimu ons turėtų įsijungti, išsijungti. Ir jeigu ronkas į visokius bjauris, nereka nuo čia spaudinėti. Gali spaudinėti, bet gali nespaudinėti. Tai pamėginsim įsidėti bateriją, matau įdomi, kad pratorštą pajungimau C jungti, pakrovimau. Gal ir įdomi. Tai jau pamėginsim mano čia susirinkti. Ir pažiūrėsim, kaip ant šešveit. Taip, čia tiesiog paprastai įsistatė bateriją. Uždarom. Nu ir pažiūram. Šveit. O, dar iškiau, dar iškiau. O, dar. Matos čia jūsą. Aukų, nu neblogai. Šviečia. Tas prožektoriukas. Gera. Kaip čia torto funkcijų sensoriaus įsijungti.
Nu, visai smagia. Pukšt, užgesa, pukšt, įsijungi. Pukšt, užgesa, pukšt, įsijungi. Nu, smagu, visai smagus daikčiukas. Smagus daikčiukas. Ir šveit nebloga. Tai vat, tokį daikčiuką ir jum aš padovanosiu. Gali žvejybas pasakysiu, ką panon bus įmanoma laimėti. Tai vat, tai šiandien turbūt tiek, esu gal užmaus, kaip naktins leik. Ir tiek šiandien. Ką žin, Agerdas jums. Man tai atrodo, kad aš aviliečia sėdu. Tai apsvym lauki, kad tiu. Čia vat visur kautynių žymės. Kautynės čia vyka tokis, kad tiu. Ainas. Kop čia reiks išlyžiuot, da pakulkas. Nežinau, bijau pagalvoti. Tai buvo, žiūriu, pro skerdyklas langą, baisu ir išlysti. 5 ryt. Skrajat gyvatis, da vis tik. Eina savo. Taip, nesinor čia polti ten lauk. Bet mums ką teks. Ten spėj tik durą atidaryti jau. Jau. Poli kamera, lėktis, vėl. Nežinau, gerai. Tai vat, pusė 6 rytą. Meškį reikės vis užmėtis. Tai jau užmėsim dar vieną. Ir žiūrėsim. Kas čia bus, čia mes tik kojas iššersim. Ar ir kažkas dar čia vyks. Startuojam. Na ir pirmas kibimėlis. Kažkur be 10-6. Traukam ir pasižiūrim, ko čia turim. Ogi unkarosų žudiko sistemelis turim plakių dublį. Dar vienas kibimėlis. Nors kaip matom, kimba ir ant kitos dar meškerės. Bet ten užkėba karuosus. Katras
Gal aišku čia nematyti, bet šoviams ten į žuolės ir įsisidena į žuolės ir nu taip lengva nebus iškrapštyti. Apvyniuoji už meldo ir nieko rano neištimti. Bandau aš čia visep iškrapštyti ir leisti pačiam išėti atleidus valą ir bandyti ištimti, bet nieka. Ir meldus apsokis, tai teks imtis kažkokį tai planą chuliganą. Nu, kuisiukas savo darbą čia daro. Ramia nepabūsi. Speitaniai čia zvimbi. Atrodo, nors iš žemės įlysti čia nu. Kibams toks tikš, nebuvau labai jau agresyvus. Karasis be sėdos. Nu, pagrindai tokiai nėra didelį. Sėt. Neįdomus tai jie nukibimą. Šetą kurams tai mauna žuolis. Čia kažkas išvas nedidelis. O ne, net mažas. Turbūt įdomus, ne čia.
Nu jo, kibimą tokie įdomus. Palankčiui. Ir viskas. Nu, galvoju, gal nuėdė. Kas tau besidys? Triukštė. Sak, davai, manim trauk. Traukiam, ką jau tik nori. Nu, viens paket. Tai karuosa. Žadėjau su vien meškerą metodą gaudyti, bet ateikuosi, ateik pjoji, kad spjoja šitus reikalus. Tai pasistemėk. Slonkiančią riklėlį. Un tokį atvadok. Nu ir čia. Iš tikrųjų, čia man sezoninis pavadoks tingėjau perišinėti. Tiesiog plaukų sistemą. Nusvilinau ir žvejuoju. Sakyčiau, čia toks savotiškas. To relaksą aš pakol kas neturėjau. Teik, čia pjoju, teikuosi, dabar gal bieš mažiau, bet... Tai čia va, termoselės pasikūrsi. Tai dar čia prie tujukų galvas kažkiek čia atbaid. Bet tik nu čia nuėjant. Apspiečiau, mane užvimba ausis. Nu, bet čia kaip ir viskas aišku. Sleikėlį užmovė ir įdėt. Aš užmaunu sleik, kukurūzą. Zik. Tipo įdomiau. Tuok paruošu ir triukšti vandenį. Šitą jau kibėms kolčinėtis. Paukš. Yra. Aš šį kartą daug geresnis. Išjobinė. Nu. Ja, tu čia tratinį tom žulyną. Только так jau matau. Uch tai, šį kartą geresnis. Bet geresnis kaip vis laik. Įsėda į meldyną. Dasižaidžiau višplėt stabdybą, o per laisvą paliks. Taigi, vat. Nu, šį kartą brėžti, kažkai bus variantas. Šį kartą į toliau. О, пошел. Хорошо. Jau gražesnis. Kiek čia? Por minučių papermetėm. Dark širierą.
Žiūra. Kažkoks visai nedidelis. Plakysas. Ta visada čia trūka. Reiktų, aišku, gal pamėginti kokių paledžių pažvejoti, kas man buvo plans. Bet čia tai kuisiaras. Kuisiaras čia tai man biški sujauktas plans, aš niek nenorėjau šį rytą. Nu dabar lyg tai apmažėjai čia, nu, bet jau, nežinau, jau tuskap litrą kraują pridavusi, tai ne kažką, ne ko, aš tą 5 kartą zvabniai. O gal reikėtų vien meškį dėl įdomu vis dėlto metodėlį susirėžti. Nes čia kaip jau viskas aišku. Viskas čia yra aišku, čia tų karvosų gali lopti. Kas čia 6 pagavau pirm karvos, dabar į 7. Kiek čia turam? 5, 6. Tai da čia būtų kibėm. Taip, kuo aš gal pasakyti? Rytas labai gražus. Tas derinaks sleiks, kukurūziuks, dzikiokų, veik čia kapauga. Bet su sleiku, manau, čia bet kas dabar veiktų. Tai, kas norit pasportuoti? Nu dabar jau apmažėtų kojas. Nesau. Akis net prašvet, aš čia saulį pakėl, dėl to prašvet nežinau. Bet valon normaliai čia žvejuoju. Jau vis pavargs belė kaip litrą kraują pridavęs. Jau šį kartą norėjos veiksmą pamatyti ant meškį ir linkčiojant, darytų kirtimų, traukimų. Nu gavau, toną aš gavau, per valandą laiką realiai gavau jau, ko norėjau, ir nežinau, galvojau, dar šiandien darbą reiks mauti, ir galvojau, vis tik iki svinauliks pažvejoti, bet galvoju, nereiks daryti plant huliganą, žvejybėlį karvos jau pavyko. Nereiks man vis tikėti ant tos betonkis sazandą pamedžiuoti. O gal uždėti reik metodok. Su paletel, su builiuku. Aš meškerė, blėdė, piti bundenį. O, da viens ruzlis sietku. Tadam. Jo, čia tai karuosa. Utiutiuhčia. Sportinė žvejybė jau gaunasi. Tai vot, pasidariau. Meškerį galvoju pamėginsiu su metodu.
Tepčiu visų aišku, sleikų, dzikų, kukurūzų ir lupkanus. Pamėginsiam su paletik ir metodą sistemą. Pažiūrėsim, a veiks metodoks su paletėm. Ačiū. Ponų išmisla. On sleikų jau kapį nebegaudau. Jau sau įrodžiau, kad vis dėlto aš jau galvojau čia prie tų dvi žvejybų, kad iš tikrųjų žvejot nebemoku. Bet ne, reik tiesiog laiku įveito visko daryti. Su sezono situacija kažkiek pagerėjus. Paklausinėjus vakar. Nebaisė, bet kažkiek pagerėjus. Jau lyg tai vienu kitu daugiau pen pagauti, tai aš galvoju, ko aš čia turiu. Bet 28. Tai kiek čia pusantros valandėks atsportavau tas karosas, kiek čia 7 pagavau, 8. Taip žinau, tai jaučiu, kad aš esu dar ant sezoną pasidėti. O jūs galite drąsiai čia varyti. Trečias betoninis miškelis, visos veitikės. Netoli metimą iki 30 metrų. Ir pasidarbauti su karusiukas. Tokių šitą dar, nu žodžiu, čia pasportuoti, pažvėjuoti. Matau, kad kažkas sumpolėts jau ben jam. Nu, kon čia paletėkį atneš. Ir ant metodą turėjom nuzoj tas meldus anei. Ir neįveinta įkėt pas. Šitą puikiausia veik ir paletėksi. Narek misleik. Ir ant metodą sistemelis puikiausia, čia irgi viskas veik. Žodžiu, galite pasirinkti, kaip norite čia gaudyti. Viskas čia veikia. Gerai, užtek čia matau. Aš čia nustebinsiu. Dėl kada sezoną pagaučiau, gal nustebinčiau kažką. Tai pasiteisint visai ir paletėksi. Tuoks aš čia buvau dabar nusipirksi ant metodą. Bipeks kukurūzinis česnaks. Tai untanuo. Aš jau pagavau į raudą, mekšą, kaip vadinti. Paskau aruosą ir dabar plakį. Tai dėdė jau plakį, nebacinu, kad čia tik bez pagais. Nors čia gal miškelėnį. Nu betonkis nebacinu, plakį iš vis, kad bez pagais. Jau galvoju, kad išnykiniai. Bet pasirodo, kad neišnykė. Tai nežinau. Baigos čia tus eksperimentus, kimbi ir ant metodą, ir ant palečių, ir ant sleikų, ir ant zikų. Visai aiškiai, tas karuosas. Kibimų norėjau žuviais, ištraukti norėjau, pajausti vėl tą andraivą. Tai ton aš jau gavau per pusantros valandos. Ir apsimėtyti šmutkis, daryti su meškerėlėm pažiūrėti ant betonkis, kas dėts. Nes jeigu sezoną, labiau man tinka ten ant betonkis.
skon, sakykim, kad pirmą dalį baigiau. Tai buvo, persikėliau ketvirtelį, betonkis. Tų karvos atsigaudžiau. Ir neįmanom ten tusko iššerti. Čia man tas anui, bet biesantas čia kažką apnešiuotai. Atsipūsti. Bet tebė. Visus kūnus nusėts. Tai čia, jeigu jį nekepis, tai reiktų jas biškį atgaivins. Bet por valandėk pamėgins pasidėti. Ne, ant sazaniok. Nes, nu ir vis tiek reikala kas savaitelį gerėja. Dabar paklausinėjus, ant šalia viens gaudo. Tiesiog vien ištraukė, į daturį įdukibins. Tai, prašau, jau 3 kibimą reinam žmogų. Ir savaitės 3 kibimą per vis pakrunti. Nu, tai kažkokie šansai jau didesnė. Porą valandėlų parelaksuosiam. Tai nebus. Pirmą dalį vykdžiau, o antrą dalį jau čia bus bonusas. Kas tankių ten pirmon žuvų? Ten skambėdėlį. Varyk kur nors tai kitur. Nepasmoins. Kam mums ir, kur mums vakščio? Blet, mus meškerį spėjau pagauti. Žmogau, būti velki meškerį. Kur mums vakščio? Kur tas žmogus nuėjai? Blet, vos pagavau meškerį aš tavo. Blet, žiūriu, nulieki, nustovo, pripauliau, blet. Kap, nahui. Tas lygiai, blet, vos nutvėriau, nahui. Čia aš tą vyriau, blet. Nu, kur, žiūriu, nustovo, tik plys, nahui. Atpauliau, blet. Tol gal taurek stoviniuoti tą veidą. Na, didelis tėra, ne? Dabar baisiausia. Nepasiruošęs. Išvariau mašinas, tada pasiimbau tu ir paliks. Tokia kitur būtų, aišku, išėjom. Nu. Tai ir aš toks tai jau, bet aš niek nedarysiu, laikysiu raukti. Daug mane. Palaikyk tu meškerį. Tai jį matau jį parmestą. Žiūrės, jam privadins, nu nuvarčiau. Tik ar su tau meškerį turi irgi traukti, man atrodo. Jo, toks pats sportininkas, blet. Ferraris, kurva. 40, o ne, pat 50 čia bus. Tai jau bus. Bus apie 20 suomų jau. Nu, dabar tu gausi sutvarkyti į parmestą stovą. Nu, dėkau. Atsiribatos, kad jau į Ja, nu tas sakau, aš blėdį tik pripauliau, nahui. Nu tai dar pastel sekundžių būtų sunešti to meškerį, nahui. Blet, tik nuek, nu taip pati būna. Sėdi ne. Nu jo. Sėdi, gali sėdėti, jau nori, bet ne. Žiūrėk, blėd, guru galvoju niekas. Blėd, kad to meškerį šuokda. Jo. Į meškerį, į žuvis. Sazančiks. Kukurūzą, ne? 2 kukurūzą. Šitą.
Na jau. Meškerės. Paukštą į turėm. Išėjau tą mašinas parsivaryti, nes buvau dar ten iš miškelį toliai pasiliks. Paukš. Sazans. Daug metų gera, kad čia vat kaimyns pagelbėja. Nu čia pameškė ir būčiau grįžęs. Niek nabratis. Nu, pradėjai lyti. Ką galvojau, pabūt pusvalanduk. Bet turbūt kažausiam į darbą. Tiep šiandien nuveikiau daugiau negu planavau. Paruoštų prigaudžiau, sezoną atsidariau. Sezonų sezoną pradžią, manau, kad jau gal skelbti. Nes dabar kaimyns gaudėm į rytą, tai jums turėjo 5 kiliams. 5 kiliams du ištraukti. Tai jums turėjo 5 kiliams. Prieš savaitę neturėjau parvės parnį rinkti. Tai šiandien turėjau valandų. Čia padirbėjus. Tikrai gal pagauti jaukių sezoną. Jau judesiukas yra kitoks. Tai ką kartuojam. Sezonas. O dabar konkursėlis. Atspėkit mano pagautą sezoną svorį. Kas bus arčiausia. Tam padovanosiu stalko prožektoriuką, kad pasveikti. Iki. Ai, nepaminėjau sąlygų. Jo, reikia kanaliok paprenumeruoti ir parašyti komentarą. O tada, kito laidelė, aš jau susisieksiu su laimėtoju ir atidausiam prizą.